Labas rytas. Šiandien tęsime čakrų meditacijas. Jeigu turi kristalą ar akmenėlį, gali pasimti į rankas. Ir šiandien yra alta mažor čakra. Ji yra grinai po šito, po kaukolės kaulais ties stuburo pačiam viršui. Tai yra naujai aktyvuota čakra. Ir jos atsiverimas vyko įvairiai. Vieniems buvo dideli galvos skausmai, migreniniai galėjo būti skausmai sprande. Vienas iš ženklų galėjo būti, kad tai buvo atsidarinėjimas šitos alta mažor čakros. Ji turi būti, sakykime, jeigu veikia, funkcionuoja energetika gerai, tai ji turi būti labai gerai sujungta su pagrindinė čakra, kuri yra stuburo apačioje. Tiesiog darant meditaciją arba šiaip turėti, tiesiog įsivaizduoti ar dirbti tą linkme, kad alta mažor čakra visą laiką būtų pilnai susijungusi su pagrindinė čakra, tada energijos srautas per stuburą tekės tolygiai ir labai daug įvairiausių problemų, skausmų stuburo srityje gali būti irgi dėl blogo ryšio tarp alta mažor čakros ir pagrindinės čakros. Alta mažor čakra yra vadinama Dievo balsu, intuicijos čakra, tai irgi kaip pasakyti, kai turit ieškot atsakymo, ieškot į savo klausimus, į savo kažkokius tai svarstymus, tai geriausia yra jungtis per alta mažor čakrą su kūrėju, su aukščiausia sąmonė ir tiesiog inicijuoti tą klausimą.